buvo smagus, nes žaidžiau su draugais vienoje komandoje, gera atmosfera. Visi žaidėjai pažįstami, tiek priešininkai, tiek savoje komandoje. Seku tėvo pėdom, bandau laimėti viską, ką įmanoma, Kauno krepšinio dienoje. Ne vieną kartą laimėjęs tėvas, tai aš čia pirmą trofėjų tokį irgi parnešu. Metinį laikraštį į šeimą. Pliusas tai, kad nėra piktų trenerių, kurie labai nurodinėja, ką daryti, gali žaisti savo malonumui. Atsipalaidavęs, nežinau, žaidė atsipalaidavęs krepšinį, tai yra geriausias, ko tu nori, tai tu nori žaisti atsipalaidavęs, daryti, ką nori aikštelėje, ta prasme. Nuo senų laikų aš jau jaunystėje iš tikrųjų pradėjau žaisti ir mes šitoje lygoje žaidėm. Tai tiek, kiek čia susirenkam, pažaidžiam, tai va ta lyga. Smagu čia, kad rengia tokius turnyrus, vasarą galima žaisti ir gerai. Laimiai, kaip sako, stipresni ir iš tiesų varžovų komanda buvo pakankamai stipri, tai žaidėjai turintys didelę patirtį. Mes į savo komandą jungia daug jaunų žaidėjų, kurie, sakykime, sezono metu praktiškai nežaidė pas mus, tai pirmi numeriai, be abejo, reikia ruoštis. Ir truputį finalėje nesagėdami saugoti Vilmantos Ragauskio, kadangi traumuotas šiek tiek, tai nenorėjom rizikuoti, kadangi būtent mes ruošiamės jau, sakykime, kitam sezonui ir bandom tuos vaikinus, kurie, sakykime, lygtais galėtų mūsų komandą papildyti. Tokios rungtynėse, kada sezonas į pabaigą, tai atsiskleidžia į charakterį ir pamatai galimybės jų tobulėti. Ir be abejo, aš esu patenkintas, kad žaidžiam tokias rungtynės, būtų geriausia sezoną baigti, paleisti, pailsėti. Tačiau šitiem jauniem vyram reikia ypatingai daug dirbti. Bet aš manau, kad toks turnyras duoda visiems žaidėjams naudos, ne tik mūsų ir tiem, kurie žaidė kitose komandose. Ir aš tikrai galiu pasveikinti tuos vaikinus, kurie čia žaidžia. Tai yra pasirengimas sekančiam etapui ir truputį nenormalu Lietuvoje yra tai, kad daugelis žaidėjų jau balandžio pabaigoje baigia ir klubų baigia rungtynės ir baigėsi tuos sezonas. Aš manau, kad šitie turnyrai, nežinau kaip kituose miestuose, bet būtent Kaune jie yra labai naudingi visiems žaidėjams. Ir tas žaidėjas, kuris ilgiau žais, ilgiau pratęs sezoną, aš nekalbu apie tos žaidėjus, kurie, sakykime, turi labai didelę patirtį, jie atlaiko savo klubuose didelį krūvį, bet vis dėlto sezonas negali trukti 7-6 mėnesius, jis kitaip netobulės. Taip, kad aš manau, tiem, kurie čia dalyvauja, labai smagu, kad yra Evaldas Dainys, kad ir Dimša, ir Uzas, ir Brazdauskis, ir čia visus kitus galiu paminėti. Aš galiu pasveikinti vaikinus, kad jie vis dėlto eina, žaidžia, ruošiasi sekančiam sezonui. Tik šitaip galime pasiekti rezultatą. Atsibodo tinginiauti, reikia pabiškai pradėti sportuoti, pabėgioti. Tai, kad smagu su draugais tais, kurie nesusitinko gal sezono metu pažaisti krepšinį. Įdomus tuo, kad sakau, ypač mums krepšinį kurie žaidė profesionaliuose komandose, galim galbūt šiek tiek pažaisti krepšinį daugiau ir savo malonumų ir kartu vis tiek būna tos emocijos ir susirenka geras komandos, susibūrė ir geras varžybos, intriga iki galo. Ir smagu mums, sakau, vasarą pasportuoti vėl biškai grįžti reikia po truputį krepšinį ir geras dalykas. Prisimenu, kai buvau pats dar žaisdavau Sabonio mokykloje ir žaisdavom prieš vyrų komandas, kai būdavo iš pradžių sunku, kaip gaudavom kaulus nuo visų vyrų ir tie atsiminimai tos mokyklų sporto salės ir sakau, smagus prisiminimai. Nes jie išlikę vis dėlto daug varžybų žaista mėgėjų lygose, kad tikrai. Manau, kad visi krepšininkai, kas yra iš Kauno, tai pro tas lygas ir perė. Mums vieta netaip svarbu. Esmė yra ta nauda, kurią mes gavom, kurį mūsų jaunimas gavo žaisdami su patys žinot tokiais krepšiniais, kurie čia žaidė. Tai jau tikslas ir buvo ta nauda. Aš manau, kad jos mes aibę pasiėmėm. Tai reiškia, mes čia ir žaidėm taip ilgai su ta mintim, kad ruošiamės kitiems metams. Pasipildėm keliais jaunais, naujais krepšininkais, žiūrim kaip kas, daug naujų dalykų ir jiems tokio amžiaus krepšininkams, mano manimu, per daug atostogų yra 3 mėnesiai, jeigu baigėsi sezonas, tai mėnesis atostogų jiems pats tas, o kad Kaune vyksta tiek daug gerų varžybų tokį ilgą laiką, tai čia